Labas vakaras. Šiandieną norėčiau paliesti labai dažnai linksniuojamą temą, galbūt kartais neteisingai peikiamą temą, tai yra lūpų putlinimas. Kaip ir visame kame, visuose darbuose, visuose procesuose, jeigu yra neperžengiamos ribos, darbas yra geras. Ta pati reikia pasakyti ir apie lūpų putlinimą. Kaip mane mokė vienas mano kolega, sakau, kaip tu atsisakai, vat moteris ateina, nori ir viskas, didesnių. Sako, aš visom sakau taip, kad nenoriu, kad gatvėje sutikus draugį ir paklausus, kas tau darė, o tu atsakius, kad aš, tai yra Jankūnas, gal jinai jum į akis ir nieko nesakys, bet jinai pagalvos, nu tam dabar kas atsitiko, kad jis tokį grožį įsivaizduoja. Taigi viskas turi turėti ribą ir tos ribos laikantis galima pilnai būti patenkintam ir, reiškiasi, pacientei ir daktarui, gydytojui. Proporcijos. Menininkai, dailininkai, kai moko savo mokinius piešti lūpas, piešti mokoma taip, kad viršutinė turi sudaryti trečdalį, apatinė 2/3. Tai yra pirma, pavadinkim, iš proporcijų taisyklių. Kitas dalykas yra tas, kad viršutinė lūpa sudaryta iš 3 dalių. 2 šonų ir vidurio. Apatinė lūpa sudaryta iš 2 dalių. Tai yra per sagitalinę ašį kairė ir dešinė. Ir jeigu mes putlinsim lūpas ir didinsim proporcingai visas dalis, tai mes ir gausim tokias pačias proporcingai atrodančias, bet putles lūpas. Tokios operacijos, tokios procedūros, ne operacijos, trukmė yra apie 20 minučių. Dažniausiai aš tą darau, šiuo metu kone 100% taikant vietinę nejautrą, dar populiariau sakant, užtepant specialų kremą, kuris po 10 minučių nuo užtepimo pradeda veikti ir pirmieji dūriai skauda daug mažiau. Kadangi aš naudoju tik Juvedermo produktą, jisai yra, be to, kad minkštas, patikimas, labai mažai susidaro neišnykstančių rutuliukų, labai retai, ypatingai retai. Jis turi dar vieną savybę, jis yra sumaišytas su nuskausminančiais. Todėl po pirmųjų dūrių, kurių skausmą mes bandom malšinti, mažinti kremu, po to suleidimo, sekantis dūriai jau yra neskaudami visiškai dėl to, kad pradeda veikti tas nuskausminantis preparatas, kuris yra kartu su hialuronu. Korekcija atlikta šito produkto įsilaiko apie 12 mėnesių. Aš 100% kiekvienai pacientiai išduodu knygutę, kurioje būtinai įrašau, kas daryta, koks produktas naudotas, kada daryta ir specialūs lipdukai, kurie parodo, kad jisai ne paskutinio mėnesio galiojimo ar panašiai. Kam aš šitą darau? Ir visiems kitiems aš rekomenduoju tą daryti. Todėl, kad atėjus pacientai, nebūtinai mano, ir man parodžius tokią knygutę, kad vat aš dariaus ir po 3 mėnesių nebeliko efekto. Tai yra neįmanomas dalykas. Šitas produktas per 3 mėnesius jis negali ištirpti. Jis tiesiog negali, jis netirps. Todėl tas teiginys, kad jo nebeliko, yra neteisingas. Teisingas teiginys būtų, kad mano akis priprato ir norisi daugiau. Tas yra dažniausiai todėl, kad suleidus, kaip tu nori daryk, šiek tiek lūpos patins. Kai šiek tiek lūpos patinsta, pacientės akys
pripranta prie tų didokų lūpų. Ir jos patinimas, kuris buvo dėl traumos, šiek tiek sumažėja ir lieka pačio hialurono tik tais duotas putlumas, suteikiamas putlumas. Tai vat ir jums atrodo, kad praėjo kelios dienos, čia nieko neliko. Nebūna taip. Jeigu mes nufotografuotumėm prieš, nufotografuotumėm po ir po tų kelių dienų ar savaitės, bet ir pamatytumėm tą tikrąjį rezultatą. Kaina tokios procedūros šiai dienai yra tikrai nedidelė, 165 €. Todėl galiu pasakyti, pavadinkim visiškai ne reklamos tikslais, tai yra viena populiariausių dovanų, kurias per mane vaikinai dovanoja merginom, o netgi ir pačios merginos, draugiam ir panašiai. Sekantis būdas lūpų tūrio didinimas, tai yra didinimas per malip implantas. Čia dėja viskas kardinaliai priešingai. Trukmė, taip, trukmė be 30 minučių. Atliekama taikant vietinę nejautrą, tai yra vaistas suleidžiant, nuskausminant į lūpą. Siūliukai kampučiuose mažyčiai, jie ištirpsta, tas netrukdo. Pats lūpų jautrumas irgi, kaip sako, nejausit netrukdo. Bet implantas tikrai visada jausis. Tam, kas žino, tai yra pačiai pacientai. Patinimas, kaip kad po padidinimo hialurono ar juvedermų, ką minėjau, tikrai per 3 dienas nepraeis, jis būna ganėtinai ilgai. Ir dėja korekcijos negali atlikti taip, pavadinkim, taip paprastai. Hialuroną suleidai, biški čia nelygu, atėjo, biški daleidai, kelios minutės ir, kaip sakant, abudu su šypsenom liekam, ir aš ir pacientė. Po implanto, jeigu į didesnį keisti, tai yra labai paprasta. Į mažesnį keisti irgi yra paprasta. Bet pačių implantų yra tik 3 dydžiai, 3 storiai, 3, 4 ir 5 mm. Todėl čia pasirinkimas yra toks labai ribotas. Vėlgi, tai yra viena procedūra, kuri yra labai ilgalaikė, rezultatas labai ilgas, bet kokiu atveju, kai ateina pacientė norėdama lūpų didinimo implantų, pirmas mano klausimas yra, ar esat kada nors bandžius kitą metodą. Todėl, kad mano giliu įsitikinimu, pirmiausia reikia pabandyti hialuroną, pasižiūrėti, kaip jūs savo atrodysit su ta didesnė lūpa ar abiem. Ir tik tada kažką daryti. Ir natūraliai dėl darbo, pačio implanto ir panašiai, tokios operacijos kaina vienai lūpai yra ko ne 5 kartus didesnė negu vieno švirkšto, 4. Tai va, tai baigiant šitą temą, trumpą siūlyčiau vis tiek pradėti nuo minimalistinių dalykų. Tai yra pradėti nuo padidinimo hialuronų. Jeigu jums efektas patiko, norėtumėt, kad jis būtų pastovus, nenorit ar bijot adatų, tada galima ryžti šitai operacijai, bet tam atveju jau reikėtų 2 kokių savaičių rekomenduočiau turėti laiko, per kurį jums nebūtina eiti į didelę šventes ar panašiai, nes lūpos tikrai stipriai būna ištinusios, ypač pradiniam savaitę. Tai tiek. Ačiū už dėmesį ir iki sekančių.